sakant, galiu pažymėti, Taigi, sveiki visi. Norėjau jums parodyti vieną tokį mano draugų serverį. Aš esu Hammering, tai mano serveris. Taigi, ateik į spavną geriau jau. Aš esu čia. A, jau čia? Čia. Taigi, tai geriau jau kalbėk. Kalbu. Taigi, šio serverio IP aš jums vėliau į descriptioną parašysiu. Taigi, čia dabar, neseniai tik tai šitas serveris atsirado, aišku. Taigi, čiagi ne viską yra, bet kai kas jau pastatyta. Taigi, kaip portalai, shopas, neseniai tik tai pagamintas, ne pagamintas, bet atsidarė. Atsirado gyvūnų gyvūnų ferma. Tenais kol kas ne viską čia. Uždaromas šopas. Šopas uždaromas. Čia, kaip matot, ne viską, aišku, galima nupirkti, bet kai kurios blokus jau galima nusipirkti arba parduoti. Aišku, dar galima tenais. Gerai, įkiščiau. O čia? Uždarau aš. Čia tik tai kompas ir flint and steelas. Taigi, aišku, čia nėra jokio parkūro, bet jau galbūt galvojam apie tai padaryti. Tenais eina kai šiukšliadėžės, čia jau kažkas namą pasistatė savo PvP. Linijas, PvP. Aišku, ką tik šopą uždarė. Turim porą nameliukų keistų. Čia bus nameliukas, būdelė su pikusiam žaidėjams, o čia jau, kaip visada, džeilas. Šiaip džeilas yra fainesnis žymiai kitose serveriuose, bet čia tai didelis visai. Taigi, čia pas mus nežinia net kas. Kai pirmą kartą įėjau į šitą serverį, čia buvo parašytas ženklas aukokite naujokams, nors negalima buvo atidaryti skrynios. Taigi, už PvP ten jau visko yra pristatyta. O čia dažniausiai mes visą laiką darom visokiausius ten, pavyzdžiui, karus ir taip toliau. Taigi, mes dabar esam padarę karą. Aišku, nežinau, bet kodėl jisai negali man duoti atmyną, bet niekam bus neduosiu. Niekam neduos. Čia labai pigios kainos, dėl VIPo, privilegijų kainos labai pigios. Taigi, dabar. VIPas 1 litas, Super VIPas 3 litai, Gold VIPas 5 litai, tada Admin 7 litai ir Golden Admin 9 litai, mėnesiui visi. O dėl visų šitų privilegijų reikia rašyti mano Skype'as Gintariukas 397. Parašysiu į descriptioną ir tavo Skype'ą taip pat. Taigi, ką čia toliau galim padaryti? Klausyk. Bet rankų dar tvarkomas. Čia dar jisai nepabaigtas iki galo, nepridėta jokių minigamesų, bet jau apie tai irgi galvojama. Čia, aišku, enchant'o kambarys, nežinau kaip teisingiau tarti, bet ir nenoriu. Taigi, pabaigos skrynioj visko yra, čia, aišku, galima buvau gavęs labai fainą dalyką, bet karošė viskas padingo. Turėjau 6 taukus net deimantų. 8, ne 6. Aišku. Ką dar galima jums parodyti? Už PvP arenos kol kas nėra. Klausyk, gintarai, klausyk, kol kas nežudyk, aš čia aprodau kol kas čia.
Čia jau po truputį ir statosi namus kai kurie. Tenais, kaip matėt, buvo pastatytas kvarco namas. Tai purvai. Jau kažkas buvo kasinėjęs tenais. Čia dar vienas. Ai, blyn, įkritau į urvą. Oh my god. Reiktų kitą strėlę paleisti galvą. Aišku, čia owneris yra Diamond Boy 120. Tai jo. Dažniausiai tai su jom reikia viską daryti. Privilegijas, kaip sakė jau pas jį, jis jums parašys taip pat, į Skype'ą taip pat, kaip reikia rašyti. Na, čia yra kai kurie pluginai, bet kai kur neseniai va pataisė parduotuvės pluginą. Taigi, kas ten toliau? Čia, aišku, niekur nėra uždaryta, čia tik tai paprasta siena, ten anksčiau buvo kaip lyg mūsų namelis tenais, mano ir Aunerio, ir dar vienos merginos, kuri gaila, bet jau jos nebebus niekad šitam serveriui. Taigi čia net nežinia, ar lengvas, ar normalus, ar sudėtingas lygis, nu bet ką padarysim. Taigi, čia nebent mirsi, jeigu tave kažkas nužudys, bet paprastai nukrys, pavyzdžiui, bet jeigu pavyzdžiui, tau nuodu arba žalos eliksyrą pridės, tai tu nenumirsi. Tau pasiliks tik tai paskutinė puselė gyvybės. Taigi, ką aš galiu jums pasakyti apie šitą serverį? Aišku, sakiau, jau į descriptioną įdėsiu šitą IPA serverį įdėsiu į descriptioną. Taigi, kol kas dar serveris ne iki galo sukurtas, ne to, kad ne iki galo sukurtas, čia jau galima, aišku, eiti, bet nėra kai kurių pluginų. Aišku, registra yra, kaip aišku. Taigi, viso gero.